Gerbiamas Arūnas parodė, kaip dokumentai yra saugomi. Aš pabandysiu parodyti, kaip tuos dokumentus galima ruošti. Aš esu Mantas Kanaporis iš bendrovės Cotenders. Mes kūrėme programinę įrangą ir šiandien parodysiu elektroninį statybos darbų žurnalą. Statybos techninis reglamentas apibrėžia tvarką, kad gavus statybų leidimą yra pildomas statybų žurnalas. Čia prašoma statybų eiga, išpildomosios nuotraukos, paslėptų darbų priėmimas, inžinerinių sistemų bandymai, panaudotos medžiagos ir jų atitikties sertifikatai. Šalia to kaupiasi visa eilė papildomos dokumentacijos, tai statybvietės nuotraukos, važtaraščiai, sąskaitos, pasitarimų protokolai ir kiti dokumentai. Darbų pabaigoje visi šitie dokumentai yra kartu su statinio baigimo aktu priduodami statybų inspekcijai. Žurnalą pildo, pagrindinis žurnalą pildantis asmuo yra generalinis rangovas. Techninis prižiūrėtojas kiekvieną įrašą vizuoja savo parašu, užsakovas žurnale seka statybų eigą. Ir visa eilė inspektuojančių institucijų, kurių misija užtikrinti įstatymo vykdymą, žurnale taip pat seka įrašus. Tai ir statybų inspekcija, ir energetikos inspekcija, susisiekimo ministerija, kultūros paveldo departamentas ir visos kitos institucijos. Šiai dienai žurnalas yra pildomas popierinėse knygose ir tipiškai tokių knygų stambesniam objekte būna 16 ir daugiau. Po atskirą knygą yra užvedama bendriem statybiniam darbam, elektros, santechnikos ir kitiem subrangomam. Ekrane yra ištrauka iš ranka pildytos vienos iš 60 žurnalo formų. Tokia sistema veikia ir veikia jau ne vienerius metus, bet pasikalbėję su statybos dalyviais identifikavome visą eilę problemų. Parašų surinkimas. Tikrai sudėtinga prisišaukti techninį prižiūrėtoją ir pasirašymas dažnai vyksta už visos savaitės įrašus, atgalinė tvarka. Ne vienas žurnalas buvo perrašytas paaiškėjus netitikimams tarp darbų perdavimo aktų ir žurnalo įrašų, ypatingai ES finansuojamuose projektuose. Labai sudėtinga užtikrinti, kad žurnalas yra pildomas laiku, kadangi popierinė knyga yra kažkur. Priduodant darbus taip pat žurnalą lydi visa eilė dokumentų, kuriuos surinkti užtrunka laiko ir kurie išsibarsto. Kilus ginčui teisme, žurnalas staiga dingsta, paskęsta ar sudega. Ir tai dažna problema. Tiesiog nėra vienos vietos, kur būtų aiškiai apibrėžta, kur tas dokumentas turi būti ir kur jį rasti, atliekant renovavimo darbus ir panašiai. Žodžiu, problemų yra daug. Mes manom, kad galima geriau. Pripratome prie elektroninės bankininkystės, deklaracijas pildom internetu, statybos leidimus gauname internetu. Manome, kad ir statybų eigą taip pat galima dokumentuoti elektroniniu būdu. Skaitmeninės statybos ir BIM vystytojų iniciatyva sukūrėme elektroninį statybos žurnalą. Tai yra dokumentų pildymo sistema, kuri apjungia visus procese dalyvaujančius asmenys vienoje vietoje. Žurnalas yra įdiegtas sertifikuotame duomenų centre Lietuvoje ir yra pritaikytas mobiliai darbo vietai. Žurnalą galima naudoti tiek planšetėse, tiek stacionariame kompiuteryje. Pažiūrėkime, kaip žurnalu gali naudotis įvairūs statybų dalyviai. Darbų vadovas, tai yra aktyviausias žurnalo pildytojas. Jis visų pirma pasirenka vieną iš 60 dokumentų formų, kurias reglamentuoja statybų techninis reglamentas. Rangovas užpildo informaciją apie atliktus darbus. Jeigu tai yra darbai atliekami nebe pirmą kartą, jis gali naudotis paruoštukais ir tokiu būdu greičiau užpildyti žurnalą. Atlikęs įrašą rangovas priskiria pasirašančius asmenis. Po priskirimo žurnalas proaktyviai informuoja dalyvius
apie naujus dokumentus, kuriuos reikia pasirašyti. Tokiu būdu skatinam savalaikius įrašus. Techninis prižiūrėtojas, gavęs pranešimą apie naują dokumentą, kurį reikia vizuoti, jį atsidaro, susiranda ir atsidaro, susipažįsta su jo turiniu. Jeigu turi pastabų, jis turi pastabų mechanizmą ir gali, reiškia, čia vietoj iš karto palikti komentarą. Jeigu pastabų neturi, jisai inicijuoja pasirašymą. Pasirašymas vyksta elektroniniu būdu, tai yra kvalifikuotų elektroninių parašų, mobilaus telefono pagalba. Telefonas nebūtinai turi būti išmanus. Kaip žinia, tai yra tas įrenginys, kuris yra visada kišenėje. Nereikia slaptažodžių kortelių ar kodų generatorių ir dokumentai pasirašyti elektroniniu parašu turi juridinę galią. Ir dar vienas svarbus momentas yra užfiksuojamas labai tikslus parašo laikas ir data, todėl kilus bet kokiems ginčams informacinėje sistemoje galima atsekti įrašų laiką. Užsakovui taip pat yra įdomu, kas vyksta jo finansuojamam objekte. Kadangi dokumentų formavimas ir pasirašymas yra procesas, šitą procesą galime matuoti ir vizualizuoti. Tai mes pridėjome daug vizualios informacijos ir vizualių metrikų, kurios padeda vienu žvilgsniu įvertinti situaciją, kurie objektai yra aktyviai statomi, kur vyksta įrašai, kurie žmonės vėluoja pildyti, kurie atsilieka, kiek įrašų yra padaroma per dieną. Tokią ataskaitą mes siunčiame kartą per savaitę užsakovui. Inspektuojančios institucijos taip pat turėtų rasti žurnale savo naudos. Jos puikiai gali matyti vykdomą veiklą, yra įdiegtas pastabų mechanizmas, kur inspektorius gali vietoje palikti pastabą, prisekti nuotrauką, priskirti atsakingą asmenį ir pastabos terminą. Žurnalą perkelus į elektroninę erdvę laimi visi. Skaidrumas, atsakomybė ir kontrolė. Tai yra tie principai, dėl kurių ir buvo kurtas žurnalas. Mes tikime, kad elektroninė erdvė leidžia šitos principus įgyvendinti pilnai. Pavyzdžiui, darbų vadovas stipriai pasilengvina darbą, priduodamas darbų rezultatus. Ir ginčai turėtų būti sprendžiami daug paprasčiau. Nuotoliniu būdu pildomi dokumentai leidžia dirbti vienu metu kelioms šalims prie vieno fizinio, anksčiau buvusio fizinio dokumento. Atsiranda viena aiški vieta, kur yra saugomas dokumentas, saugojimas 5 ir daugiau metų ir kur galima rasti įrašus ir gerokai po statybos darbų. Kas svarbiausia, šitas dokumentas įgyvendina STR, reiškia statybiniam reglamente, numatytus formas. Bet mes tikime, kad žurnalas gali tapti centrinė ašimi ir pridėtinėms paslaugoms ateityje. Mokesčių inspekcija gali čia pasitikrinti legaliai apskaitomas paslaugų tiekėjų pajamas ir sąnaudas. Darbo inspekcija gali identifikuoti nelegalaus darbo apraiškas. Draudimo kompanijos gali patikrinti, ar nukentėjusysis buvo įdarbintas tuo metu. Statybos finansuotojai ir bankai gali matyti, ar jų investicijos yra pagrįstos. Viešųjų pirkimų tarnybagi gali matyti realią tiekėjų patirtį objektuose. Matome galimybę taip pat integruotis ir su kitomis sistemomis, kaip duomenų saugyklomis ProjectWise ar Autodesk Vault. Žurnalo kūrimas yra finišo tiesiojoje. Šiuo metu testuojame su realiais duomenimis ir siekiame padaryti paslaugą prieinamą, tad derame su paslaugų tiekėjais. Su pirma, tai hostingo kompanijomis, nes duomenų kiekiai numatomi tikrai dideli. Kalbame su registrų centru dėl elektroninio parašo, su statybų inspekcija dėl programinių sąsajų leidimams ir baigimo aktui formuoti. Ir tikimės, kad bus inicijuotas STR
pakeitimas, kuris įteisins elektroninį žurnalą. Pirmosius žurnalus pildyti tikimės pradėti dar šiemet. Tai dėkui už laiką. Kviečiu apsilankyti svetainėje, palikti savo elektroninį pašto adresą, informuosime apie produkto startą ir planuojamus mokymus. O po renginio kviečiu susitikti, neformaliai pasikalbėti. Ačiū. Akcinė bendrovė montuotojas Vytautas Memaitis. Sakykit, prašom, šiai dienai galiojantis statybos techninis reglamentas statybos darbai, 4 priedas, tokio žurnalo nenumato, netgi daugiau pasakyčiau, jis šiai dienai draudžia tai daryti. Sakykit, prašom, kas padaryta ar daroma, kad būtų pakeista šią nuostatą? Geras klausimas iš tikrųjų. Inicijuojam statybos techninio reglamento pakeitimą, kad būtų, reiškia, duomenys saugomi centralizuotai ir iš čia būtų galima tiesiog nagrinėti tą žurnalą, nebereiktų jo spausdinti, rišti ir nešti popierinio varianto. Sveiki. O kas čia per produktas, jisai bus mokamas, privatus, viešas, kaip čia viskas vyks ateityje? Fizinis žurnalas, ko gero šitas žurnalas taip pat kažkiek kainuos, bet tai bus vieša paslauga ir tiesiog laisvanoriškai galim bus jį pildyti internetu. Bet jis bus privatus produktas ar viešai kažkokie įstaigai priklausys? Kompiuterinė programa mokesčių inspekcija numato, reiškia, atskaitomybės dokumentų formas, bet neįteisina tų dokumentų pildymo formos. Tai mes tikime, kad privatus žurnalas turėtų nesukelti problemų. Ačiū. Sveiki, aš esu Lietuvos matininkų asociacijos prezidentė Jolanta Česnauskinė ir mano klausimas būtų toks, kad jūs ten skaidrėje rodėte, kad kalbate su registrų centru dėl elektroninio parašo, tai kaip suprantu, eina didelis judėjimas į priekį, bet dabar dėl tų pačių elektroninių žurnalų, tai įstatymai šiai dienai to nedraudžia, nes yra elektroninių parašų pasirašyto dokumento įstatymas, kuris galioja jau eilę metų. Tai faktiškai jūsų tas produktas jau dabar yra legalus. Mes taip, bet mūsų tikslas yra, kad nereikėtų formuoti atskiro popierinio varianto ir duomenys galėtų likti centralizuotai vienoje sistemoje ir prie tos sistemos jungtųsi inspektuojančios organizacijos ir vienoje vietoje rastų visus dokumentus. Bet tada kyla formatų klausimas, nes čia gerbiama Laura Nalivaikina kalbėjo apie ADOCO formatą. Praeitais metais buvo patvirtintas nacionalinis formatas PADES.LT, PDF pavidalu. Aišku, nei vienas, nei kitas neapibrėžia grafinių vektorinių duomenų pasirašymą, bet, sakykime, PADES.LT bent jau suteikia tokias galimybės perspektyvoje turėti integruotus duomenis. O jūsų mąstymas, sakykime, kokio formato reikėtų tokiam žurnalui? Kaip, reiškia, dokumentų sistema, bet kaip įrašų valdymo sistema ir įrašus pasirašom įrašų lygmenyje. Tai yra kriptografinė schema leidžia tiesiog laukelius žurnalo pasirašyti galiojančių parašų ir ekspertizės metu patikrinti, ar su tais duomenimis nebuvo atlikti jokie pakeitimai. To mums nei PDF, nei ADOC formatai šiuo metu nėra kliūtis ar kažkokia priemonė įgyvendinti pasirašymo mechanizmą. Ačiū. Aš norėčiau paklausti, jeigu gerai supratau, tai yra ne valstybės informacinė sistema, jūs valdytojas, tvarkytojas esat privatus asmuo. Ar tai reiškia, kad tokių paslaugų gali būti daug rinkoje ir įvairūs tiekėjai gali siūlyti tokias paslaugas?
Aš manau taip, valstybė neturi pagrindo proteguoti kažkokio vieno konkretaus tiekėjo, kaip ir su apskaita. Dar turime klausimų? Sigitas Mitkus. Kiek supratau, jūs skaitmenizavote tą statybos darbų žurnalą, kuris dabar yra įteisintas STR ir tiek tą formą, tiek ir pildymo tvarką. Tarkim, aš matau labai daug trūkumų tiek pildymo tvarkoje, tiek pačiam tam žurnale. Ar jūs, norėjau paklausti, ar jūs nebandėt pasiaiškinti, galbūt reikia kažką tai keisti, sakysim, galbūt kitų šalių patirtį ir taip toliau. Ir, ar nereikėjo to padaryti prieš atliekant tos programavimo darbus, nes dabar jeigu, sakysim, jeigu keistas, tai yra tuo pačiu buvo galima tobulinti ir tą žurnalą, nes dabar jums reikės ir programą. Ir reikėtų, jeigu būtų tokiu keliu. Ačiū. Mes labai taiklus, bet turbūt dialogų inicijuoti ir reikėjo sukurti sistemą, kad pradėtų naudotis ir tiesiog ateitų grįžtamasis ryšys. Manau, STR pakeitimas tikrai ne vienadienis projektas ir iki jo pakeitimo įgyvendinimo, manau, turėsime idėją. Ar dar turite klausimų? Taip, dar vienas. Iš tikrųjų, ačiū Mantai, šaunuoliai. Padarėte didelį darbą, manau, labai geras instrumentas visai statybininkų bendruomeniai. Norėjau paklausti tokį dalyką, kiek maždaug laiko užtruktų mokymas žmogaus, kad pradėti naudoti žurnalų. Ir antrą klausimą turiu tikrai gerbiamą Arūną, irgi labai įdomi prezentacija, galbūt dėl daugybės schemų sunkokai galbūt buvo visiems suprasti, bet tai yra esminis raktas, ko gero visoms savivaldybėm. Ir norėjau taip pat paklausti, nuo kokio dydžio projektų rekomenduotumėt dėti informaciją į jūsų ProjectWise sistemą? Dėl mokymų tai mes įsivaizduojam, kad pusė dienos arba apmokymai darbų vadovų ir techninių prižiūrėtojų turėtų būti pakankami. Dėl projektų dydžio tokiom sistemom, ko gero, ne pats projektas, jo dydis lemia. Reiškia, tu gali turėti daug individualių namų projektėlių, kurių kiekvienas yra mažas ir projektavimo komanda yra sąlyginai labai mažytė, bet jeigu jų yra daug, tai bendra masė susikaupia, reiškia, tos informacijos, kurią yra sudėtinga valdyti. Kitas atvejis, reiškia, stambus projektai arba apskritai megaprojektai, tokie kaip Rail Baltica arba, tarkim, namų visas kvartalas daugiaaukščių. Tai jau natūralu, kad dirba didelė komanda, daug, reiškia, išorinių partnerių, subrangovų. Tai vėlgi tas informacijos išsklaidimas, reiškia, jos suvaldymas, sukontroliavimas, pasidalinimas tarp visų yra iššūkis. Tai pats dydis individualaus projekto nieko nelemia. Sakysim, jeigu mes kalbam apie įmonę, kuri įsigyja tokią sistemą, tai bendroji sumoji turėtų susidaryti apie kokių 40 žmonių galbūt komandą, kuri naudosis tokia sistema. Tai yra, ten gali būti 5 projektuotojai, ten, reiškia, 2-3 iš statytojų, kurie naudosis, projekto vadovai, užsakovai, dar keletas, reiškia, išorinių konsultantų arba kuriam nors inspektoriui duoti prisijungimą. Tai vėlgi ir net ir komandos dydis nelemia, reiškia, bet, projektuotojų komandos dydis nelemia, bet jeigu yra visa grupė žmonių, kur jau kelios dešimtys žmonių susidaro, tai jau akivaizdu, kad sukontroliuoti, suvaldyti, reiškia, tokius procesus yra sudėtinga. Tai nei projektuotojų komandos dydis nelemia, nei pačio projektėlio dydis nelemia. Kuo didesnis projektas, tuo natūraliau poreikis auga.